Sveiki visi, turime 14 valandą ir šios dienos seminare kalbėsime apie tai, kaip be programavimo pasiekti ArcGIS ir kitų sistemų integraciją. Nėra toks labai paprastas uždavinys, bet šiuolaikinės priemonės leidžia tą padaryti daug lengviau negu anksčiau. Ir čia mes pradėsime nuo tokio angliškai skambančio principo, koncepcijos no-code, low-code. Ir apskritai tai yra dabartinės, sakykime, informacinių sistemų kūrimo integracijos principas, kuris sako, kuo mažiau kodo, jeigu galima išvis be jo, o kodo mažai ir tik ten, kur reikia. Apskritai, no-code, low-code principas jau egzistuoja ir yra naudojamas tiek ArcGIS sistemos viduje, tiek įvairiose integracijose su kitais IT komponentais. Turbūt esat išbandę model builderį, kūrėte modelius grafiškai, be programavimo, sujungę įvairius įrankius į nuoseklę seką. Tokiu būdu galima sukurti savo nestandartinio funkcionalumo įrankius. ArcGIS taip pat turi plėtinį vadinamą data interoperability, kuris leidžia irgi modeliuoti grafiškai įvairius duomenų apdorojimo, duomenų manipuliavimo duomenimis modelius, galbūt kiek detaliau prieiti prie duomenų iki atskirų įrašų, atskirų laukų lygio. Taip pat egzistuoja tokios priemonės kaip ArcGIS Notebooks, kur mes galime parašyti kodą naudodami Python kalbą, naudoti ArcPy biblioteką, ArcGIS API for Python biblioteką ir automatizuoti procesus. ArcGIS taip pat turi vidinę išraiškų programavimo kalbą Arcade, su kuria galima apskaičiuoti išraiškas skirtas užrašams žemėlapyje, sutartiniams ženklams. Taip pat galima pasirašyti atributų taisyklės, kurios suveiktų, pavyzdžiui, sukūrus naują objektą sluoksnyje. ArcGIS taip pat turi komponentą vadinamą Workflow Manager, kuris leidžia modeliuoti didesnius procesus, automatizuoti tokius procesus, kurie apima įvairius ArcGIS sistemos komponentus. Na, kaip pavyzdys, jeigu inspektorius, būdamas laukia, užpildo, formą naudodamasis mobilią aplikaciją, tai kažkur ofise, naudotojas, kuris dirba su ArcGIS Pro, gauna pranešimą tiesiai į ArcGIS Pro, jam atidaromas konkretus žemėlapis, centruojamas į tam tikrą vietą ir jis gali ten dirbti. O paskutinė priemonė šitame sąraše yra webhooks, arba tokia priemonė, kuri egzistuoja ir kitur, ne tik tai ArcGIS, bet leidžia sistemai inicijuoti pranešimų siuntimą į išorinės sistemas įvykus kokiam nors įvykiai. Taigi kalbėsime būtent apie webhookų panaudojimą integracijai. Pirmiausia, o kokie yra poreikiai? Jeigu paimsime organizacijos poreikius, tai mūsų sistema turi juos patenkinti. O poreikiai yra iš esmės keli. Vienas tai yra integruoti, arba kitaip tariant, sujungti skirtingas sistemas, taip kad įvykiai, kurie vyksta vienoje sistemoje, atsispindėtų kitose, bei automatizuoti organizacijos poreikius, organizacijos procesus. Iš principo, ArcGIS Enterprise sistema, ji veikia dviem būdais su kitomis sistemomis. Ir tą atskirimą būtų galima atskirti pagal tai, o kuri iš komunikuojančių pusių inicijuoja veiksmą. Nuo pat pradžių ArcGIS Enterprise, būdamas savyje talpindamas GIS paslaugų serverį, komunikacijai užtikrinti naudoja ArcGIS REST API. Kaip pavyzdys, jeigu aš turiu servisą ir servisui siunčiu užklausą, tai užklausa patenka į sistemą per REST API ir aš gaunu atsakymą. Tokiu atveju, kai klientas inicijuoja veiksmą,
siūsdamas užklausą į ArcGIS Enterprise sistemą ir tuomet sistema gražina užklausos rezultatą. Taip veikia visos GIS paslaugos, taip veikia įvairios GIS aplikacijos portale. O priešingas variantas tai yra, kai ArcGIS Enterprise pusė pati inicijuoja veiksmą. Ir tam yra naudojama būtent webhooks. Webhooks, tą principą būtų galima suprasti labai paprastai. Tiesiog sistemos administratorius, naudotojas, kuris administruoja portalą, serverį, gali sistemai pasakyti, kokiu adresu, išoriniu adresu sistema turi nusiųsti užklausą ir kokie įvykiai sistemoje, ArcGIS Enterprise sistemoje tokią užklausą turėtų inicijuoti. Webhookai apskritai jie palaikomi įvairiose ArcGIS aplinkose, tai yra ir ArcGIS Online, ir Solvay 123, ir taipogi ArcGIS Enterprise. Na, kadangi ArcGIS Enterprise yra organizacijos lygio sistema, tai mes šiandien ir šnekėsime apie ją. Taigi, dar sikeliai, kas yra webhook? Webhook mechanizmas susiję dvi ar daugiau tarpusavėje integruojamų sistemų, kai vienoje iš jų įvykus nustatytam įvykiui į kitą sistemą siunčiamas signalas HTTP užklausa su įvykio informacija. Įvykiai gali būti labai įvairūs. Apskritai, ArcGIS Enterprise mes turime dviejų rūšių įvykius susijusius su portalu bei su GIS paslaugomis. ArcGIS sistemoje, jau minėjau, yra webhookų palaikymas Solvay 123, toks funkcionalumas nėra jau naujas, palaikomas nuo 2018 metų. ArcGIS Enterprise 10.7 portale atsirado portalų įvykių webhookų palaikymas nuo 2019 metų. Tai yra, kas įvyksta su portalo nariais, elementais, turinio elementais, grupėmis. ArcGIS Online elementų sluoksniuose nuo 2020 metų. O štai 11.0 ArcGIS Enterprise versija jau kaip beta funkcionalumą turėjo GIS paslaugų webhookus. Tai yra elementų sluoksniams ir geodomenų apdorojimo paslaugoms, vadinamam GP paslaugoms. Nuo 11.1 toks funkcionalumas ArcGIS Enterprise sistemoje yra standartinis. Kas sudaro tą webhook idėją? Na, yra terminai išvardinti, šiaip jie yra angliškai naudojami, nėra, aš bent jau nesuradęs tinkamų lietuviškų atitikmenų. Na, bet mes turime webhook principą, webhook konfigūruotą ryšį tarp dviejų sistemų. Įvykis, event, tai yra, kas įvyksta vienoje iš sistemų, iš kurios turi būti inicijuotas pranešimas. Change types nurodo, o kas pasikeitė. Vadinasi, mes galime sukonfigūruoti savo sistemą taip, kad jie reaguotų į pačius įvairiausius pokyčius. Pokyčio atveju webhookas turi nusiųsti tam tikrą nedidelę porciją informacijos, vadinamą payload, į kitą sistemą. Apskritai paėmęs, šitas payload yra labai minimalus. Jis neapima duomenų kaip tokių. Pavyzdžiui, jeigu, sakykime, aš turėčiau GIS paslaugą su sluoksniu, su atributinė lentelė ir jeigu aš konfigūruočiau webhooką, kuris turėtų inicijuoti tokio pranešimo siuntimą, jeigu atsirado naujas įrašas, tai apskritai tame pranešime nebūtų informacijos apie patį įvykį. Kodėl taip yra? Dėl to, kad siunčiama pranešimas į išorinę sistemą. Kitaip tariant, dėl duomenų apsaugos, šis pranešimas yra viso labo tik signalas priimančiai pusiai, vadinamai receiver arba listener, kad štai įvyko pokytis ir tada jau pati tą signalą gavusi pusė turi toliau užklausti ir sužinoti, o kas čia įvyko, o kokie yra naujo sukurto sluoksnio objekto geometrija ir atributai.
Taigi apskritai pranešimas yra labai nedidelis ir neleidžia jį perėmusiai, sakykime, kažkam tarpininkui išgauti jautrių duomenų. Apskritai Regis Enterprise sistemoje yra dviejų rūšių įvykiai. Tai yra tie, kurie susiję su portalu, portalo nariais, naudotojais, grupėmis, rolėmis. Kas atsitinka, jeigu, pavyzdžiui, atsiranda naujas turinio elementas arba pašalinamas naudotojas. Ir mes galime tokio įvykio atveju imtis kokių nors veiksmų išorinėje sistemoje. Tai yra tam signalo gavėjo pusėje. Kita pusė, tai yra kita dalis įvykių, tai yra įvykiai susiję su GIS paslaugomis. Ir mes turime dvi GIS paslaugas, tai yra elementų bei geodomenų apdorojimo paslaugos. Na ir jeigu mūsų Regis Enterprise pusėje įvyksta pokytis, tas pokytis inicijuoja pagal nurodytą konfiguraciją webhooko, reiškia, konfiguracijoje nusiunčiamas signalas, payload, į priimančią pusę, čia šiuo atveju ir būtų išorinė sistema, o šį gavusi pranešimą, toliau gali atlikti pačius įvairiausius veiksmus, tai yra tos priimančios pusės reikalas, kaip ji bus konfigūruota, kas ten bus suprogramuota ar ne, ir ji gali atlikti pačius įvairiausius veiksmus. Na, pavyzdžiui, tarkim, nusiųsti elektroniniu paštu pranešimą sistemos administratoriui, o gal atlikti įvykio metu sukurtų arba pakeistų duomenų kokybės kontrolę ir taip toliau. Apskritai šis srautas, tai reiškia, kad informacija pirmiausia atsirado Regis Enterprise, o po to per signalą buvo perduota išoriniai sistemai, nėra baigtinis. Kitaip tariant, šita priimanti pusė toliau galėtų inicijuoti savo ruoštų, pavyzdžiui, kreipimąsi į REST API ir tokiu būdu vėlgi ratas galėtų suktis ir informacija galėtų vaikščioti tarp dviejų sistemų pirmyn atgal keletą kartų. Tokį pavyzdį aš bandysiu jums šio pristatymo metu parodyti. Kokie portalo įvykiai galėtų būti automatizuojami per webhooks funkcionalumą? Na, iš principo mes galime konfigūruoti ir konfigūruodami nurodyti, pavyzdžiui, kad visi įvykiai, jų atveju būtų, sakykime, įvyktų webhooko iškvietimas. Iš tikrųjų, tokių įvykių portale yra labai daug. Yra labai daug sukūriamų, besikeičiančių turinio elementų, naudotojų, grupių, rolių ir jeigu aš, sakykime, norėčiau, iš principo galėčiau konfigūruoti, kad visi įvykiai jie būtų apdorojami to paties webhooko. Bet turbūt prasmingesnis yra lankstesnis arba labiau specifinis įvykių apdorojimas. Ir, pavyzdžiui, aš galiu konfigūruoti turinio elementams visiems, o gal tik tai tiems, kurie mane domina. Galbūt tik tai specifiniams turinio elementams ir, reiškia, pokyčiai, kurie gali būti, tai būtų arba naujas, arba pakeistas, arba pašalintas turinio elementas, galbūt pasikeitė turinio elemento bendrinimas ir panašiai. Taip pat ir su naudotojais. Tai gali būti visi arba nustatyti naudotojai, bei visi arba kai kurie pokyčiai, kurie įvyksta su portalo naudotojais. Grupės. Kas atsitinka, jeigu, pavyzdžiui, mano nustatytojo grupėje pasikeičia jos nustatymai. Bei rolės. Portalo įvykiams, reiškia, mes pačio portalo sąsoje jau turime priemonės, kuriomis galima sukurti webhookus bei jos nustatyti. Sukurti tai iš principo reiškia, kad mes turime suteikti pavadinimą, nuspręsti, kokio tipo įvykiams tas webhookas būtų konfigūruojamas,
ar tai yra visi įvykiai, ar tai yra naudotojai, ar tai yra turinio elementai, rolės ar grupės. Na ir toliau galima specifikuoti siauriau, jei reikia, bei nustatyti, kokie būtent pokyčiai tai galėtų būti. Bei webhookui reikalingas vienas pagrindinis dalykas, tai yra išorinios sistemos priimančios pranešimus URL adresas. Tai yra būtent tas adresas, kuriuo Argis Enterprise kreipsis ir nusiūs tą pranešimą, signalą payload. O štai jeigu kalbėtumėme apie GIS paslaugas, tai GIS paslaugos leidžia jau šiek tiek kitokį su duomenimis arba su procesais susijusių webhookų konfigūravimą. Štai pavyzdys geodomenų apdorojimo ir analizės paslaugos. Iš principo, jeigu mes kviečiame kokį nors GP paslaugą, tai mes siunčiame užklausą parametrus, panašiai kaip GIS naudotojas nustato įrankiui, kurį iškviečia GIS Pro parametras. Jeigu mūsų, reiškia, ta užduotis yra sinchroninė, tai reiškia, kad į užklausą iš karto bus atsakyta su atsakymu. Tai reiškia, pačios užklausos apdorojimas ir bus mūsų tos GIS paslaugos atliekamos užduoties apdorojimas. Bet jeigu mūsų užduotis yra asinchroninė, kitaip tariant, klientas arba web aplikacija kreipiasi į GIS paslaugą, perduoda užduoties parametrus, o užduoties rezultatų iš karto negauna, tada mes turime asinchroninį veikimą. Tokiu atveju užklausėjas lyg ir turėtų periodiškai tikrintis, laukti, kadagi čia ta GIS paslauga baigs darbą. Tas laikas, kurį apima GIS paslaugos apdorojimas, gali būti pats įvairiausias. Tai gali būti galbūt sekundės, minutės, o gali būti ir valandas. Taigi, iš principo, nėra prasminga sustabdyti kokį nors procesą, kuris turėtų laukti tol, kol GP paslauga baigs darbą, jeigu tai yra ilgiau veikianti GIS paslauga. Tokiu atveju webhookas jis gali sureaguoti į pokytį, kad štai GIS paslaugos darbas arba užduotis yra pabaigta ir tokiu atveju priklausomai nuo to, kas įvyko, ar ta užduotis yra sėkmingai baigta, ar ji nutrūko dėl klaidos arba atšaukta, tuomet iškviesti išorinį adresą. O payload signalas, pranešimas signalas, jisai ateina kartu su status URL adresu, tai yra tuo adresu, kurį priimančioji pusė galėtų panaudoti tam, kad išsiaiškintų, o kas atsitiko su GP paslaugos užduotimi. Ar jį įvykdyta, jeigu įvykdyta, kokie rezultatai, kokie buvo pradiniai parametrai ir panašiai. Taigi čia šiuo atveju galima netgi padaryti taip, kad yra, sakykime, 3 sistemos, iš kurių viena yra ArcGIS. Viena sistema kreipiasi į ArcGIS ir perduoda užduoties parametrus, iškviečia GP paslaugą, o šios, reiškia, užduoties pabaigimo metu ArcGIS iškviečia arba kreipiasi į trečiąją sistemą. Taigi gali būti tokia kaip ir grandinė iš užklausų tarp skirtingų sistemų. Toliau turime talpinamas elementų paslaugas, Hosted Feature Service. Čia yra tam tikrų reikalavimų, pavyzdys, mes turėtumėm sekti redagavimą ir pokyčius. Kadangi signalizuojama yra iš principo naudojant laiko intervalus, taigi signalas iš esmės į išoriniai sistemai galėtų pasakyti, kad štai įvyko pokytis, ir ta priimančioji pusė turėtų išsiaiškinti, koks tas pokytis įvyko. Taigi tam reikalingas redagavimo ir pokyčių sekimas. Sinchronizacija nėra palaikoma kol kas. Mes turime net 10 skirtingų įvykių tipų.
Tai gali būti GIS paslaugoje naujas sukurtas objektas, modifikuotas, ištrintas, tai gali būti pridėtas priedas, attachmentas, gali būti pakeista duomenų schema, pavyzdžiui, pridėtas atributinis laukas. Kitos elementų paslaugos, tos, kurios publikuotos netalpinamos, ne hosted, reikia, kad jos būtų, sakykime, ateitų iš tokio šaltinio, kur būtų neversijuoti duomenys, bet archivuoti. Tai yra, kitaip tariant, sekimas būtent visų įvykių, kurie įvyksta su sluoksnio įrašais, objektais. Nustatoma tai elementų klasėje, duomenų bazėje. Yra 7 įvykių tipai, tai palyginimui su hosted arba talpinamais servisais, tai nepalaikoma schemos pasikeitimai. Na ir štai turime tokius įvairiausius pokyčius, kurie yra perdodami arba jų atžvilgių galima konfigūruoti webhookus. Taigi aš, pavyzdžiui, iš principo galiu pasirinkti konkretų servisą ir jam, pavyzdžiui, konfigūruoti attachments created pokyčiui konkretų adresą, į kurį sistema ar GIS Enterprise turėtų nusiųsti signalą payload. Kaip atrodo tokie signalai? Signalas apskritai neperduoda informacijos apie tai, kas pasikeitė. Jau ir kalbėjome, kad iš principo tai nebūtų saugu iš vienos pusės, o iš kitos pusės tų pokyčių dydis vėlgi gali būti pats įvairiausias. Ką perduoda signalas? Iš principo perduoda URL adresą, į kurį priimančioji pusė gali kreiptis, norėdama sužinoti, o kas čia įvyko, kas pasikeitė. Tai yra GIS paslaugos operacija Extract Changes. Extract Changes leidžia per užklausą sužinoti, kas įvyko per, reiškia, nustatytus parametrus, tai yra perdodant tam tikrą laiko langą. Na ir įvykio rūšis. Tai šiuo atveju mes matome, kad štai GIS paslaugoje įvyko įvykis, tai buvo ištrintas objektas. Na ir laiko žymė, pagal kurią sistema galės atsekti, kuris tai objektas. Tokią užklausą gavusi priimančioji pusė jau tikrina pati, siųsdama užklausą į changes URL, extract changes ir gauna pokyčius, tai šiuo atveju ištrintų objektų sąrašą iš vieno elemento. Matome, kad pakeistų ar naujai pridėtų objektų nėra. Jeigu žiūrėtumėm į priimančią pusę, tai yra į imtuvą, tai apskritai tai yra bet kokia sistema, kuri gali turėti URL adresus ir jais priimti užklausas. Priimanti pusė per šitą adresą jį gautų pranešimą signalą, tą vadinamą payload, kuris yra struktūruotas tekstas JSON pavidalu. Egzistuoja standartiniai komerciniai imtuvai, tai yra įvairios sistemų procesų automatizavimo priemonės, kurias galima panaudoti iš karto. Bet lygiai taip pat gali tai būti ir nestandartiniai imtuvai, kurie galbūt yra kitų organizacijos informacinių sistemų komponentai. Tai gali būti ir nestandartinės sistemos. Tiesiog jos turėtų būti sukurtos taip, kad į jas galėtų kreiptis išoriniai klientai. Ir per adresą perduoti JSON struktūruotą tekstą. Net ArcGIS Notebook serverį kaip tokį komponentą būtų įmanoma panaudoti kaip priemonė imtuvui sukurti. Mums turbūt labiausiai domina standartiniai komerciniai imtuvai, kadangi mūsų tikslas yra viską padaryti su kuo mažiau programavimo arba galbūt iš vis be jo. Taigi, kokių tų standartinių komercinių
sistemoje yra. Iš imtuvų aš surašiau keletą. Tai visų pirma, Power Automate, Microsoft, reiškia procesų automatizavimo priemonė, kur galima grafiškai sukonfigūruoti sekas, kurios būtų įvykdomos atėjus užklausai. Anksčiau Power Automate vadinosi Microsoft Flow. Taip pat yra Make, anksčiau vadintas integromatu, Zapier, Trello, FTT ir taip toliau. Egzistuoja ir tokios priemonės, kurias galima iš principo panaudoti iš vis be jokių, sakykime, licenzijų, be nieko, tiesiog testavimą, webhook site galėtumėt pabandyti. Iš šių priemonių man labiausiai patiko Power Automate. Ir kaip atrodo Power Automate sekos, tai yra grafiškai sudėliotų žingsnių seka, kur žingsniai seka vienas po kito. Na ir kiekvienas žingsnis tai galėtų būti kažkoks specifinis veiksmas arba Automate viduje, arba susijęs su išorinėmis sistemomis. Kitaip tariant, Power Automate funkcionalumą labai išplečia įvairūs žingsniai, kurie yra skirti veiksmams su kitomis sistemomis, išorinėmis sistemomis, pačiomis įvairiausiamis. Šiuo atveju skaidrėje jūs matote seką, kuri iš principo būtų panaudojama, jeigu mums reikėtų sužinoti, kas įvyko ArcGIS Enterprise elementų paslaugoje, tada, kai Power Automate seka gavo HTTP užklausą su payload signalu. Tai pirmiausia, ta GIS paslauga, apie kurią atėjo signalas, gali būti apsaugota, o ne vieša. Tokiu atveju reikalingas būtų prisijungimas, autentifikacija. Autentifikacijai galima sugeneruoti tokeną, tada su tuo raktu token galima daryti sekančias užklausas, pavyzdžiui, extract changes, ištraukti pokyčius, tada gauti užklausą, per kurią bus galima gauti įrašų sąrašus ir, reiškia, patikrinus gauti rezultatus, iš esmės naujai pridėtų, pakeistų arba pašalintų objektų sąrašus. O po to galima tokius sąrašus panaudoti ciklu, kuriame einama per gauto pranešimo struktūros sąrašą bei atliekami identiški veiksmai su visais sąrašo elementais. Na, o komunikacijai su ArcGIS Microsoft Power Automate turi jungtis, konektorius. Tokių jungčių jau yra 3 rūšys, tai yra ArcGIS Online, yra Survey 1.3, ArcGIS Enterprise ir jas galima panaudoti. Na, kaip pavyzdys, ArcGIS Enterprise jungtis pačios iš šitų palaikomų jungčių atsiradusios paskutinės. Ir mes matome, kad galima atlikti įvairiausius veiksmus su ArcGIS Enterprise sistema. Pirmiausia, mes galime interaktyviai prisijungti prie sistemos, tai yra autentifikuotis bei atlikti veiksmus tokius kaip pridėti naują priedą ar prieiti prie duomenų sluoksnyje, pašalinti duomenys, gauti pokyčius, gauti įvairius elementus. Na, o kaip tokia priemonė galėtų būti panaudota integracijai su kitomis sistemomis? Kaip jau ir minėjau anksčiau, tas procesas, kada viena sistema dėl joje įvykusio pokyčio inicijuoja užklausą į kitą sistemą, nėra vienkryptis. Tai galėtų būti tiesiog viena iš etapų, kuris būtų susijęs su, pavyzdžiui, naujai atsiradusia informacija. Na, kaip pavyzdys čia. Pirmiausia, mes turime aplikaciją, kurioje atsirado, pavyzdžiui, gyventojo prašymas. Ir tas gyventojo prašymas, jisai atsirado GIS paslaugoje, tai yra, pavyzdžiui, elementų sluoksnė. Tada šis sluoksnis, ši GIS paslauga turi
konfigūruotą webhooką. Vadinasi, pokyčio atveju siunčiama nauja užklausa į automatizacijos sistemą, šiuo atveju Power Automate. Gavusi signalą ir išsiaiškinu, kas ten įvyko, reiškia, ši seka gali įrašyti naują įrašą, pavyzdžiui, į trečią sistemą. Tai yra, galbūt tai yra užduočių valdymo sistema, dokumentų valdymo sistema ar kažkokia kita sistema, prie kurios mūsų Power Automate turi prieigą. Galbūt, pavyzdžiui, gyventojo prašymas nebūtinai yra iš karto turima į jį sureaguoti ir siūsti, pavyzdžiui, sakykime, darbuotoją. Galbūt mes pirmiausia norėtumėm patikrinti tokio užduočio validumą. Tai ką galima toliau padaryti? Galima turėti kitą seką Power Automate sistemoje, kuri reaguotų šiuo atveju į pokytį štai šioje sistemoje, tai yra užduočių valdymo sistemoje. Ir pokyčio atveju iškviestų išorinę sistemą, tai šiuo atveju Argis Enterprise. Ir nusiųstų, reiškia, užklausą, iškviestų GP servisą ir parametrais perduotų informaciją, kuri gauta viršuje. Tokiu atveju galima būtų išsikviesti GP paslaugą iš išorinės sistemos, gavus signalą, kad štai įvyko naujo įrašo atsiradimas užduočių valdymo sistemoje. Užklausą perduotų parametrais, ką būtent reikia patikrinti, o GP paslauga tą patikrą įvykdytų. Pavyzdžiui, patikrintų, ar, sakykime, gyventojo prašymas patenka į teritorijos administracinės ribas, ar gyventojo prašymas nesidubliuoja, ar gyventojo prašymas, priklausomai nuo to, ko jisai prašo, ar atitinka erdvinės savybės. Galbūt, pavyzdžiui, sakykime, gyventojas prašo, sakykime, nori užsimti prekybą, bet toje vietoje, kurioje jis nori užsimti prekybą, tokia veikla negalima. Tokiu atveju mes padarome sankirtą, štai čia ir to patikros rezultatas yra, iš esmės gali būti taip arba ne, arba panašiai. O GP paslaugos į užduoties įvykdymo atveju yra konfigūruotas webhookas, kuris perduoda rezultatą vėl atgal į Power Automate, tik šiuo atveju kitai sekai. Ta seka, ji patikrina, kas čia įvyko ir pakeičia įrašo užduočių valdymo sistemoje būseną. Ir štai, sakykime, gyventojo prašymas, kuris pirmiausia buvo nepatikrintas, dabar jau yra patikrintas. Gali tai būti sėkmingas patikrinimas, gali būti kažkoks kitas. Bet iš esmės mes turime tokį, pavadinkim, ping-pongą tam tikrą tarp įvairių sistemų, kurios tarpusavyje gali komunikuoti išnaudodamas webhookų funkcionalumą. Dabar pabandykime pasižiūrėti, kaip tokia sistema galėtų veikti. Pirmiausia, reiškia, mes turime Argis portale veikiančią aplikaciją, kurią naudotojas galėtų pateikti prašymą. Ateina žmogus, paima, pažymi žemėlapyje lokaciją. Ir užpildo, ko jis pageidauja, ką jis nori atlikti. Pavyzdžiui, galbūt nori gauti vienkartinę licenciją, verstis mažmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais. Beje, šiuos tipus ir šitas paslaugas aš paėmiau iš savivaldybės oficialiai teikiamų paslaugų, nagrinėjimų klausimų sąrašą. Čia galėtų būti užsakymas, pavyzdžiui, prekyba alumi šventės metu. Toliau yra mano duomenys, tai čia mes matytumėm tą low-code principą, kai yra arki taisyklės, kurios automatiškai ištraukia prisijungusio naudotojo duomenys. Ir sukurti. Kas dabar įvyksta, tai atsiranda įrašas elementų sluoksnė. Šis įrašas
Jisai inicijuoja webhooką, kuris yra konfigūruotas per GIS paslaugų serverio admin dalį. tą mes galėtumėm pamatyti, jeigu prisijungtumėm prie GIS serverio administracinės dalies. Ir štai prie serviso konkretaus mes matome webhooks. Tokie webhooks, reikia iš naujo prisijungti. Taip. Tokie webhooks, jie iš esmės, jų gali būti keletas tai pačiai GIS paslaugai, dėl to, kad gali būti skirtingi išorinė adresa arba, pavyzdžiui, skirtingi pokyčiai. Na ir šiuo atveju mes matome išorinio sistemos teikiamą URL adresą, matome, kokiu atveju tas webhookas būtų inicijuotas. Toliau, reiškia, mes turime Power Automate dalį. Power Automate dalis šiuo atveju yra ta, kurioje yra konfigūruotas adresas ir čia aš turiu pirmąją seką. Ši seka, tarp kitko, jau yra įvykdyta sėkmingai. Ką mes galime čia matyti. Ir dabar galime pamatyti, o kas ten įvyko. Kaip šita seka yra konfigūruota. Pirmiausia, yra sureaguojama į tai, kad štai yra gautas pranešimas apie įvykį. Tai yra signalas arba tas payload iš ArcGIS Enterprise sistemos. Čia jūs matote tiesiog struktūruotą tekstą, kaip atrodė užklausa. Jos dalys, kaip matote, iš esmės yra ta informacija, kurią ArcGIS Enterprise signalizuoja apie tai, kad yra sukurti nauji įrašai sluoksnyje. Toliau yra generuojamas token raktas, panašiai kaip aš prisijungiau prie ArcGIS serverio. Sugeneruotas raktas gali toliau būti naudojamas užklausom. Tai čia šiuo atveju mes galime panaudoti tą informaciją, kuri gauta aukščiau, pridėti, sakykime, kreiptis į extract changes, tam, kad gautume status URL adresą, kuriuo po to jau galima kreiptis ir sužinoti, o kokie pokyčiai vyko. Identifikuojami pokyčiai. Ir gauname iš principo sąrašai. Tai yra šiuo atveju pagal laiko tam tikrą žymę. Mes matome, kad nebuvo ištrintų, nebuvo pakeistų, bet buvo naujai pridėti objektai. O su kiekvienu įrašu atliekamas tie patys veiksmai. Tai yra įrašoma SharePoint sistemoje. Čia yra vėlgi panaudojami įvairūs standartiniai Microsoft Power Automate žingsniai, panašiai kaip Model Builder'e, aš galiu panaudoti įvairius standartinius įrankius iš ArcGIS Pro, taip čia aš galiu panaudoti įvairius žingsnius, kuriais galiu keisti arba gauti informaciją iš kitų sistemų, šiuo atveju SharePoint. Na ir suformuojamas laiškas, kuris yra išsiunčiamas ir į tekstą įdedami tie kintantis elementai ir žmogus gauna laišką. Laiškas atrodo štai taip. Dėkojame už patiktą paslaugos užsakymą. Čia yra numeris sistemoje ir nuoroda, per kurią aš kaip naudotojas galėčiau sekti būseną. Toliau įrašoma į SharePoint sistemą.
Vadinasi, yra SharePoint sistemoje sąrašas, kuriame aš štai matau jau patvirtintą įrašą. Taip yra dėl to, kad įvyko ir dar vienas veiksmas, tai yra patikra. Iš pradžių šis įrašas nebuvo štai tokios spalvos ir jis nebuvo patvirtintas, jis buvo pateiktas. Bet iš karto, kai įrašas atsirado šiame SharePoint sąraše, buvo inicijuota kita seka, kuri sureagavo į šį pokytį. Tai yra naujas įrašas SharePoint sąraše. Gerai, atidarysiu galbūt įvykdytą. Matau prieš 4 minutės įvykdytą. Ir iš principo šita seka iliustruoja tai, kad mes galime panaudoti sąlyginį vykdymą šakose. Pavyzdžiui, čia šiuo atveju pirmiausia sureaguojama į tai, kad konkrečiame SharePoint sąraše įvyko pokytis. Mes pirmiausia patikriname įrašo būseną, ar tai yra pateikta užklaus, pateiktas prašymas, dar kol kas nepatvirtintas, ir toliau pereidame į vieną iš šakų. Vėlgi gaunamas raktas, kurio būtų galima kreiptis į GIS paslaugų serverį, ir toliau galima atlikti įvairius veiksmus. Tai čia šiuo atveju pirmiausia yra atliekama pradinė patikra. Pradinė patikra tai yra kreipimasis į GP servisą, kuriam perdodami parametrai, tai yra to prašymo ID iš esmės. Pati GP paslauga, ką jį daro, tai gali būti pati įvairiausia logika. Mano atveju jį tikrina, ar šis pranešimas nesidubliuoja, tai yra, kitaip tariant, ar netoliese per tam tikrą atstumą ir per tam tikrą laiko intervalą nėra kito analogiško prašymo, bei ar patinka į administracinę savivaldybės ribą. Toliau turime paslaugos parinkimą. Kitaip tariant, turime skirtingo tipo prašymus gyventojų. Na ir tokiu atveju, kaip pavyzdžiui, sakykime, yra kreipiamasi dėl vienkartinių licenzijų verstis mažmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais, tai mes inicijuojam veiksmą, tai reiškia, tikriname mokyklas netoliese, 500 metrų spinduliu, ir šito tikrinimo esmė yra ta, kad mes norime informuoti tokias mokyklas, kad štai čia netoliese bus tokia prekyba. GP servisas, į kurį kreipiamasi, iš karto nesuteikia užduoties pabaigos atsakymo, jisai suteikia tik tai užduoties numerį. Užduoties pabaigos atveju suveikia webhookas, kuris perduoda užklausą į kitas sekas, kurios šiuo atveju viena yra bendrai patikra, kita yra mokyklų informavimui ir atlieka veiksmus. Iš principo, pati seka, jinai nedaug kas skiriasi nuo pačios pirmosios mano rodytos, tai iš esmės mes gauname HTTP užklausą, toliau yra kreipiamas ir patikrinama, kas tai yra per užduotis GP servise, kokie buvo pradiniai tos užduoties vykdymo parametrai, koks gautas rezultatas, šiuo atveju mokyklų sąrašas. Mokyklų, kurios yra aplink prašymo vietą 500 metrų spindulio. Na ir gavus mokyklų sąrašą, jos yra įrašomos į SharePoint sąrašą, tai yra susijusi lentelė SharePoint prie gyventojų prašymų informuotos mokyklos, bei taipogi siunčiami laiškai mokyklai. Tai tokius laiškus aš jau gavau. Štai yra laiškai atėję,
kurie yra vėlgi pritaikomi konkrečiai mokyklai. Tai yra pagal tai, kokia tai buvo mokykla, jos pavadinimas, mes galime perduoti skirtingai suformuotą pranešimą. Visame šiame pavyzdyje, apie kurį pasakoju, programavimo kaip tokio nėra. Čia mes turime viso labo konfigūruoti žingsnius, pasinaudodami REST API sąsają, kurią teikia ArcGIS paslaugų serveris. Ir, reiškia, tokiu būdu galima atlikti integraciją tarp sistemų iš principo neprogramuojant. Ką jūs matėte, tai buvo šita seka. Pirmiausia, gyventojo prašymas, mūsų atveju buvo atliktas per web aplikaciją. Prašymas atsiranda kaip įrašas elementų paslaugoje. Webhookas siunčia užklausą pirmai sekai, kuri įrašo prašymo duomenys į SharePoint sistemą. Tada, reiškia, kita seka, jinai sureaguoja tada, kai SharePoint sąraše atsiranda naujas įrašas, patikrina, kokia yra to įrašo būsena ir priklausomai nuo to išsiunčia užklausas GP Service ArcGIS Enterprise sistemoje patikroms. Mano atveju demonstracijos tai yra net 2 patikros. O jų sureagavimas į jų rezultatus yra per dar kitas sekas, Power Automate sistemoje. Ir jos vėlgi gali tiek keisti būseną, tiek įrašinėti įrašus į kitas lenteles, siūsti elektroninius laiškus ir panašiai. Iš principo, kūrybinius darbas be programavimo galim suintegruoti sistemas tarpusavyje. Į skaidres, kuriomis pasidalinsime po seminaro, aš įdėjau keletą nuorodų, tikiuosi jos bus naudingas. Jeigu norėsite sužinoti daugiau apie webhookų panaudojimą, tiek automatizavimui, tiek integravimui, bei susipažinti su, reiškia, SRI ArcGIS palaikomais konektoriais, jungtimis skirtomis Power Automate platformai.